Tai labas visiems. Tęsiam mūsų rubriką su mūsų skaičių profesionalė, skaičių ase Danute. Ir šios savaitės kulminacija, baigimas jau, sakykime, nes daugiau šiai savaitėje mes įrašų nedarysim. Kadangi pas mus į Airiją ateina labai didelė audra, neaišku, kaip bus toliau, gal neturėsim kažkurį tai laiko tarpo internetą, bet nesvarbu. Vien žodžiu, šios dienos tema yra, ką reiškia ketvirtukas mūsų gimimo datoje. Prašom, Danute. Sveiki, ne tik gimimo datoj, bet ir aplamai, kaip mes susitinkam, susiduriam su skaičiuku 4. 4, 4, 4 irgi yra angelo skaičius, angelo sargo. Jie visi yra tie nuo 0 iki 9, visi jie yra angelo sargo, bet labai daug žmonių bijo to žodžio ir galvoja, nu ir vėl mistika. Nu ne mistika, o realūs skaičiai. Tai viskai šiandien papasakosiu, ką tas reiškia 4, 4, 4. Tai numerologijoje skaičius 4, 4, 4 laikomas itin galingų, neša stiprią simbolinę reikšmę. Tai yra angelų skaičius, kaip ir sakiau, kuris dažnai kaip palaikymo, stabilumo ir pasitikėjimo ženklas. Ką tai reiškia mums jisai? Visgi turi reikšmės. Palaikymas ir apsauga. Skaičius 4 yra susijęs su stabilumu, tvirtumu ir apsauga. Kai jis pasikartoja 4 kartus, tai signalizuoja, kad jūs esate stipriai saugomas ir palaikomas dvasinių jėgų ir visatos energijos. Stabilumas ir pagrindai. Šis skaičius dažnai rodo, kad jūsų pastangos kurti stabilų gyvenimą yra palaikomos, o jūsų veiksmai kuria tvirtus pagrindus ateičiai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes susitinkam tą skaičiuką ir pas mus, pavyzdžiui, kaip ir Jūratė minėjo, gimimo datojų yra nemažai, tai vadinasi, mes labai esam stiprus ir mūsų gyvenimas turi būti stabilus ir stiprus kaip kumštis. Darbas ir atsakomybė. 4, 4, 4 ragina susikoncentruoti į sunkų darbą. Atsakomybė ir disciplina, nes tai atvers jums norimus tikslus. Harmonija ir pusiausvyra. Tai ženklas, ką reiškia užtikrinti pusiausvyrą tarp dvasinio ir fizinio, emocinio, intelektualumo gyvenimo. Ką daryti, jeigu dažnai matome tuos 4, 4, 4? Pasitikėkite procesu. Visata signalizuoja, kad esate tinkamu keliu. Atkreipkite dėmesį į intuiciją. Šis skaičius gali raginti atkreipti dėmesį į jūsų vidinį balsą ir žinutes iš aukštesnių jėgų. Sustiprinkite pagrindus. Skirkite laiko kurti stabilumą tiek karjerai. Skirkite savo darbui, karjeros kilimui ir, kas turi verslą, irgi jį stipriai veržkitės į priekį. Tiek asmeninėme gyvenime. Tai labai teigiamas įkvėpintis ženklas, kuris atneš palaikymą jūsų kelyje į jūsų tikslus. Va, koks mūsų šios dienos yra 4, 4, 4, 4. Gražus skaičius. Gražus. O žiūrėk, dabar klausantis tavęs ir man toptelėjo tokia mintis, toksai klausimas. Nu, Ar yra blogų skaičių? blogų skaičių? Nu, Ne. ne. Ne, Nes tik tai vienetukai angelas, ketvirtukai angelas, o blogų ar tai jie? yra mūsų angelai sargai. Čia reikėtų pasidomėti šitų daugiau mokslų, kas tas angelas sargas, kodėl jisai taip yra vadinamas. Daug kas bijo skaičių 13, arba daug kas bijo 3-3, 2.3.3. Oho, sako, jau čia turbūt blogai. Ne, nėra blogai. Ten irgi yra angelo sargo numeriukai. 3 šešetukai irgi bijo. Bijo. Bet tai nėra tai blogai. Šitam moksle numerologijos, nėra to blogumo, kad būtų ten man subirėjo skaičiai ir jau visas gyvenimas eina blogin. Ne, paprasčiausia gyvenimą mes patys jie susikūrėm. O skaičiai ir tiek skaičiai, tiek tarologija, tiek numerologija, tiek astrologija padeda žmogui tik tai atsispirti ir gyventi.
O žiūrėk, šiandien aš netyčia skrolindama per internetą užmačiau vieną tokį video. Mhm. Ką reiškia telefono numeris? Ką reiškia telefono numerio skaičiai? Ar jos galima pasirinkti? Ar jeigu pavyzdžiui, ne toksai klausimas, nu, pavyzdžiui, aš pasižiūriu video ir man pasako ten tas žmogus, kuris ten veda tą ne video apie skaičiukus, nes kaip aš suprantu, jeigu žmogus kalba apie skaičiukus, jisai turi kažką suprasti apie tai, ko negaliu aš, ne? Tai dabar žiūrėk, Mhm. mano skaičius telefono numerio yra toksai. Ir vat, aš žiūrėdama tą video ir pamatau, kad tai yra labai blogai mano, vat, pavyzdžiui, ten. Dažniausiai sako apie 2 paskutinius skaičius. Aš skaitau, kad čia nesąmonė. Nu, tokių nu, nesąmonė. Nu, tegu neužpyksta, kas veda tokį video, bet čia paprasčiausiai yra, nu, kaip čia dabar man išsireikšti žmonių dumimo akių, nesuprantu, nu kaip tu gali numerį pasirinkti. Nu, kuo jisai gali būti blogas? Nu, ką tu iš jo gali išvesti? Tu apie skaičius gali papasakot. Nu, kuo jis ten gali? Pavyzdžiui, ten mano numeris 65 ant galo, kuo jisai gali būti blogas? Nu, sudėjus gausis 11. Vėl geras. 1 + 1. Nu. Aš jau ir kaip sakiau, vienetukai yra, nėra blogų skaičių. Nu, Va, mistika. dėl ko aš ir paklausiu, ar yra blogų skaičių? Nu, Nes mano, nėra, pavyzdžiui, telefono tu numeris. ves kaip tu nori, dėliok tu tus skaičius kaip nori, nu gerai, kito žmogaus skaitykim galas, 4-0, ane? Nu, 4 + 0 - 4. Vėl geras skaičius. Nu, Nu pas ir mane vėl galo yra 9-4. Tai gaunasi 9, 13. 13. 13. 13 skaičius yra geras, dabar juos įskaidom. 1 + 3 - 4. Apet 4. Vėl geras angelo skaičius. Aš nematau blogų numerių, o kas ten traktuoja, kad ten ale blogų, nu, būkim bėdni, bet teisingai, kai žmonės klauso tokių video, tai tegu gerai įsiklauso, ką pasakoja. Ta pati kaip ir sako apie namo numerį, apie būto Ai, numerį. namo, nu imam namo numerį, pas mane, pavyzdžiui, 41. 4 + 1 - 5. Penketas irgi va dar bus ateity, mes skaitysim apie penketą, jis Sekančią irgi yra savaitę. geras skaičius. Jeigu imsi, nu matai, 41 tokio numerologijoje nėra skaičio, Palauk, gerai, palauk. O dabar mano yra būto numeris 123. 123. Nu va, žiūrėk, tavo namo numeris yra 100, atsiprašau, 123, ane? Tai dabar dedam 1 + 2 ir +3. Ir kiek mes gaunam? 6. Nu. Nu va, ateity šnekėsim, tavo šešetukas irgi yra geras skaičius. Vienu žodžiu, aš susidariau tokią poziciją, tokį mąstymą, tokias mintis, kad blogų skaičių nėra. Ne, nėra. Tikrai galite per visą internetinę platybę vaikščioti, žiūrėti, net į Google nueikit. Dabar labai daug kas žmonių naudoja, oi, intelektą, eikit į intelektą, klauskit robotuko, jis jums papasakos ir tikrai blogų skaičių nėra. Nu, jau čia aš nežinau, kas gali prigalvot. Nu, čia, man atrodo, toks atvejis, kad žmogus nori užsidirbti labai daug pinigų, tai jis gali žmogų net ir įbauginti. Aš kalbėdama, pavyzdžiui, apie tarologiją, galiu irgi žmonės tiek prigazdyti, kad jie bijos eit pas raganas burtis. Supratau. Paveikia žmonių, kaip tu sakai, va tu esi psichologė. Tai pati žinai, kaip galima žmogaus galvą greitai paveikti su psichologija. Nereikia toli eiti. Porą frazių ir žmogus tuoj namuose pradės viską aukštyn kojom versti. Nesakys, man sakė psichologas. Taip, taip. Net kitam sakysi, kad tu išeik iš to darbo, tau žymiai bus geriau su sveikata. Paims žmogus ir išeis, sakys, man liepia psichologas išeiti iš darbo, nes man bus geriau. Tai taip ir su tais skaičiais. Nu, iš kur telefono numerė gali būti, nu, nežinau, man atrodo, kiekvienas mes nueinam, kai perkam telefono ar telefono numerį, nueinam, nusiperkam ir viskas. Perkam butą, nu, nusiperkam butą ir nežiūrim į tą skaičių. Nu, aišku, nežiūrim. Nu, mistika.
Nu, labai smagiai pasiekėm, labai smagiai baigiam šį ketvirtadienį, laukiam penktadienio. Nu, Ir penktadienio žiūrėsim, kaip mes sulauksim su ta didelė audra, kuri tikrai šį kartą parodys, ką turbūt turi. turbūt visus gamtos dėsnius. Va, sako, skaičiai blogi. Ne skaičiai blogi, va, žmonės yra blogi, kurie ir gamtą dabar Taip, pavertė žiaurę, ir va, taip, meluoja, ir sako apie skaičius, norėdami kito žmogaus gerumu, finansiniu pajėgumu susimokėti. taip, Jisai taip, prikuria tų vadinamų arabų ir žmogus, va, kaip tu minėjai, paima, kitas nepatiki, kitas numoja ranką, o kitas tikrai patiki. Ir žinau netgi tokių dalykų, kad žmonės tikrai, va, kaip tu sakai, psichologas pasakė, mes darbą, ieškok. taip, Arba nuo jų įsibūriau kortom, raganą ar taip, būrėjimą, kaip tenais pasakyti, man pasakė, reikia mesti ten kažką tai ir daryti kažką tai. Ir žmogus tai padaro, o pasirodo, jisai, o tada jisai pakeičia savo gyvenimą. Ne savo noru, bet tada jau gali padaryti ir blogai, nes nuo to nukenčia ir pats žmogus, ir jo vidinė esybė, viskas yra blogai, nes reikia, kaip aš galiu pasakyti, skaičiai yra gerai, numerologija, ne, astrologija, zodiako ženklai gerai, tarologija irgi viskas gerai, kada tu jais tiki, ne fanatiškai, bet išsiklausai į jos ir kažką keiti savo gyvenime. taip, Tada taip. jie net Taip, astrologija lygiai tas pats yra, jis irgi padeda žmogui, nu, tiesiog pasirinkti savo kelią ir nu, vat, man šiandien pasakė, taip ir taip bus, bet taip gali neįvykti. Čia dar reikia irgi, kaip tu sakai, ir įsiskaityti, ir įsisavinti, ir pažiūrėti, koks tas mano horoskopas. Aišku, čia irgi yra labai ir sunkus mokslas, ir daug reikalaujantis, ir kas juo mokinasi astrologiją, baigia, jiegi vis tiek, viskas surišta su žvaigždynu. Vėl gamta, su žvaigždėm, su saulė, su viskuom. Su Dangaus gamta dėsniais. ginčytis nereikia, prieš vėją nepapūsi. Tada šią Taip, galę taip ir baigiam šios dienos mūsų ketvertuką ir iki sekančių susitikimų. lauksim penketuko. Taip, ate.